Sveiki, su jumis sveikinasi verslo kalvis Mindaugas. Šiandieną pakalbėsime apie TikTok ateitį jūsų esamam verslui. Kaip galvojate, jeigu yra pasaulyje 8 milijardai žmonių, kiek yra aktyvių vartotojų per mėnesį TikTok platformai? Viskas labai paprasta. TikTok vartotojų per mėnesį, kurie kuria turinį arba įkelia kažkokį postą, yra 1 milijardas aktyvių vartotojų. Tai jums ir išlieka, kad labai daug žmonių kuria turinį ir kelia į TikTok platformą ir jinai stabiliai ir tolygiai auga, netgi dvigubėja tie skaičiai. Siūlau susimastyti, kiek yra tikrų kūrėjų, vartotojų. Jeigu jūs esate dar tik vartotojas, aš jums siūlau iš vartotojo pereiti į kūrėjo poziciją ir reklamuoti savo verslą jau dabar TikTok platformai. Ar bent kada susimastėte, kiek TikTok vartotojas laiko praleidžia TikTok platformai? Anksčiau TikTok platformoje vartotojai praleisdavo apie 27 minutės laiko vidurkio. Tai reiškia, kad tas dabar koeficientas pakilo dvigubai ir dabar vartotojai vidutiniškai praleidžia po 58 minutės per savo vieną darbo dieną TikTok platformoje ir tie skaičiai tolygiai ir nuosekliai auga. Ar jums kilo klausimas, ką labiausiai žiūrite savo TikTok platformoje? Tikriausiai savo TikTok platformoje žiūrite įvairiausius juokelius ir visą kitą. Tai pagal kategorijas ir tam tikras kategorijas yra taip, kad pirmiausia pramogos, šokiai ir yra visokie pranks juokeliai, kas veža visuomenę ant juokelių. Visa kita sluoksniuojasi žemiau to trejetuko ir tai reiškia, kad jeigu jūs pataikote kažkokią kategoriją, jūsų verslas gali išvažiuoti labai aukštas pozicijas. Jeigu jūs kursite turinį juokingą, su tam tikromis juokeliais savo verslui, reiškia, jūsų verslas važiuos pirmyn, nes visiems patinka juokai, šokiai ir kitos top 3 kategorijos. Anksčiau TikTok platformoje buvo galima įkelti 15 sekundžių, 30 sekundžių ir vis didėjo tas laikas, kai video siužetai būdavo vis lygesni. Dabar TikTokas nusprendė bristi į gilesnius vandenis ir sumąstė, kad jis pasirinks YouTube kaip savo konkurentą ir TikTokas leis vartotojams kelti pilnametražius video, tai reiškia, kad video ilgumas padidės iki 60 minučių arba 1 valandos. Tai TikTokas yra tolygus konkurentas YouTube kanalui ir jis tolygiai nuosekliai auga, tad reiškia, kad jūsų verslas privalo sudurti TikTok'e, čia be jokių išlygų jums yra tas kalbama, žinokit, nes jeigu jūs nebūsite TikTok'e, jūs nebūsite niekur, jūsų verslas visiškai neaugs, aš jums siūlau savo paslaugas kaip verslo kūrėjas, verslo kalvis, kad jums būtų kuo lengviau jūsų verslui, imkite mano paslaugas, sekite mane, subscribinkite ir aš jums su išskirtinė nuolaida padarysiu visas paslaugas kuo kokybiškiau ir kuo geriau, kad jūsų verslas augtų, kuo greičiau ir tada jūs turėtumėte kuo didesnį pelną, nes tai visas pasaulis daro ir tai yra banga. Jeigu jūs patys kelsite turinį, tai jums bus tai sunku padaryti, sunku sugalvoti, bet jeigu aš tai darysiu, viskas vyks daug paprasčiau. Tikriausiai susimąstėte, jeigu TikTokas yra toksai populiarus, inovatyvus ir visoks, koks gali būti geriausias, ir tai žaidžia, kad tai yra dirbtinio intelekto pasekmė. Tai reiškia, kad toje laidoje pakalbėsiu apie tai, kaip yra TikTokas susijęs su dirbtiniu intelektu ir kaip dirbtinį intelektą atskirs TikTokas būtent šiuolaikinėje visuomenėje, kuri eis į ateitį. Tai ačiū už dėmesį, su jumis buvo verslo kalvis Mindaugas, sekite mano kanalą, subscribinkite, žiūrėkite mano tolimesnius video ir aš jums dalinsiu visus patarimus nemokamai. Mano konsultacija 20 minučių su manimi yra visiškai nemokama, jeigu po to užsakote mano paslaugą, jums paslauga kainuos dar pigiau negu įprastai. Ačiū, viso gero.